Katalikybės doktrina sudaro krikščionybės svarbiausios tikėjimo tiesos. Katalikybės išpažinėjų įsitikinimu visą krikščionybės tikėjimo tiesą, dorovės mokslą ir kultą saugo ir skelbia Jėzaus Kristaus įsteigta visuotinė bažnyčia, todėl priklausymas jai yra tikrasis kelias į Dievą. Vatikano antrasis susirinkimas išryškino įsitikinimą, kad ir nekrikščionys ar netikintieji gali Jėzaus Kristaus malone būti išganima, jeigu jie gyvena pagal savo sąžinę. Katalikiškumas kaip užbaigtumas yra kokybinė sąvoka, atskleidžianti bažnyčios esmės universalumą. Išganomasis Dievo veikimas per Jėzų Kristų apima pasaulio kūrimo pradžią, istoriją ir pabaigą, žmogaus gimimą, gyvenimą ir mirtį. Kristaus veikimą visais laikais ir visuose žmonėse, net ir netikinčiuosiuose į jį. Katalikybė skelbia, kad Dievo apreiškimas perteiktas žmonijai Izraelio istorijoje ir Jėzaus Kristaus asmeniu paskelbtas per apaštalus ir surašytas Biblijoje, toliau perteikiamas tikinčiųjų bendruomeniai arba bažnyčiai kaip tikėjimo tradicija. Biblija ir tradicija katalikybė laiko vieningu, šventosios dvasios įkvėpto apreiškimu, kurį išplėtojo teologijos mokslas, viso pasaulio vyskupų sutartinis su popiežiais ir bažnyčios visuotiniai susirinkimai. Protestantizme Biblija laikoma vieninteliu apreiškimo šaltiniu.